Sveiki, šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie online esančią Janelį priemonę. Ši priemonė yra skirta kurti interaktyvias pateiktis, infografikus, galime kurti skaitmeninius leidinius ir panašiai ir panašiai. Taigi, čia prieš akis jau matote keletą su Janelį sukurtų darbų. Na ir galbūt parodysiu, sakykime, čia vieną iš mano kažkada darytą ir naudotą pamokoje pateikti. Principas bus visose skaidrėse panašus, tačiau galite jūs pamatyti, kad jis šiek tiek yra skirtinga negu paruošta, sakykime, kaip su Microsoft PowerPoint'o. Skirtumas yra tas, kad ne visa informacija galime matyti, judėti tarp skaidrių galime, kadangi čia žinau, kad yra paspaudimo mygtukas pradėti, galiu čia spausti, galiu ant rodiklės spausti. Na ir žiūrėkite, vienoje skaidrėje yra, kaip yra skaidomas dviženklis skaičius C++ kalboje. Ir dar turiu paslėptą pavyzdį. Paspaudus ant to pavyzdžio, man atsidaro langelis, kuriame yra suformuluota užduotis ir parašytas programos kodas. Tai tokiu būdu, kaip matote, ne viskas iš karto, aišku, buvo galima ir čia padaryti, bet tos, kad netrukdytų, sakykime, neblaškytų dėmesio ar dar dėl kažkokių tai priežasčių, mes rodome ne viską, kai ką galime paslėpti po mygtukais. Ir tokiu būdu paskui juos paspaudus galime parodyti. Toliau, sakykime, vėl panašiai yra su triženkliu skaičiu, vėl pavyzdys yra paspaudžiamas ir toliau yra, vėl pavyzdys yra paspaudžiamas, turime, vėl yra toliau. Dar toliau, na ir paskutinė skaidrė yra užduotis pateiktos ir dar papildomai įsiskleidžia, jeigu reikia mokiniams daugiau užduočių, tai galime paspausti ir įsiskleisti daugiau užduočių. Tai viena iš skaidrių pateikimo būtų tokia, na, o kita, sakykime, kur mes galime parodysiu irgi pavyzdį, grįžtu atgal ir čia turiu, sakykime, vieno puslapio, Janelį programoje puslapiais vadinamos skaidrės, vieno puslapio ir galiu demonstruoti, kaip matote, daugiau nieko nėra, galiu demonstruoti ir atkreipkime dėmesį dabar, ką mes turime. Šitie pliuseliai rodo, kad čia mes galime įsiskleisti ir kažką tai turėti. Straptelėjau prie monitoriaus, yra aprašymas apie monitorių. Kai kur užėjus reikia spraktelėti ir tada yra nukreipiama į nuorodą ir tokiu būdu mes galime paskaityti daugiau apie atmintį. Toliau, sakykime, kai kurie monitorius jau buvo, kai kurie yra, kad aš paspaudus, man atsidaro vėlgi langelis kažkoks, niekur nenukreipiama, bet atsirado langelis ir jame yra parašyta plačiau apie tą įrenginį. Toliau klaviatūra vėlgi nuoroda į kitą išorinį šaltinį, čia irgi yra nuoroda į išorinį šaltinį, na, čia užtenka tik užvesti pelytę ir irgi atsiranda. Tai vat yra įvairių tų interaktyvių veiksmų, kada, sakykime, arba tai nuoroda gali būti, arba tai kitą puslapį gali būti, arba tai kitą išorinį šaltinį gali būti. Na ir vienoje skaidrėje tiek mes galime daug sutalpinti informacijos. Taigi grįžtu dabar atgal ir greitai parodysiu, kaip sukurti tą interaktyvų dokumentą. Pasirenku sukurti Janelį. Na ir dabar viršuje galime pasirinkti, ką mes norime kurti, galime pateiktis kurti, galime infografikus, galime skaitmeninį dokumentą kurti, video galime kurti. Tai dabar pasirinksiu
pateiktis ir vėlgi mes turime daug įvairių šablonų, tai galime rinktis kokį mes norime, tai kad negaiščiau laiko, tarkime, man šitas šablonas kažkiek tai jau buvo įdomus, aš toliau paspaudžiu ir galiu pasižiūrėti, kaip atrodo kiti puslapiai, kaip atrodo pasikeitimas tarp puslapių ir jeigu viskas tinka, aš pasirenku naudoti šitą šabloną. Na, o dabar atsidarys ir mes galime įsirinkti puslapius, kuriuos mes norime naudoti. Aišku, galime pažymėti visus ir paskui nuimti tuos, kurie mums nereikalingi. Pavyzdžiui, aš nenorėsiu, kad būtų turinys, tai tiesiog ir nebenaudosiu. Čia yra vienoj pusėje paveikslėlis, čia yra kitoj pusėje, čia yra nuotrauka didelė, tarkime, galbūt tokio, sakykime, gal man nereikia, na ir taip toliau mes galime įsirinkti tų, kurie mums nereikalingi, atžymėti, arba buvo galima rinktis tie, kurie mums reikalingi. Na, aš palieku daugiau visus ir spaudžiu pridėti. Tai dabar aš jau turiu tiek puslapių čia kairėje pusėje, kiek aš palikau ir dabar galėsime jau pradėti kurti, tvarkyti, redaguoti puslapius. Tai dabar pats pirmasis puslapis, na ir aišku, čia rašomas pavadinimas. Taip, jeigu jūs norite kažką daryti, tai visada galite šriftą keisti, dydį keisti, paryškinti, pasvirinti, pabraukti. Visi tie patys mygtukai, sakykime, yra beveik visuose online priemonėse panašus, tai jau aš nebekalbėsiu apie juos ir panašiai. Toliau, jeigu jis nereikalingas šitas, sakykime, laukelis ir panašiai, tai aš galiu jį tiesiog pažymėti ir ištrinti ir jis yra nebereikalingas. Galbūt šiek tiek norėčiau dar didesnio dydžio, tai paimkim 120, sakykime, ir kad nebūtų čia toks tuščias tas pirmas puslapis, palieku šitą. Na, čia galime pasižiūrėti, kur yra sukurtas mygtukas, tai yra sukurtas į kitą puslapį, tai ir palieku, šitas variantas man tinka, palieku. Pereinu prie antro puslapio ir dabar galime redaguoti antrąjį puslapį, jis labai panašus į pirmą puslapį, tad jis man kaip ir nebereikalingas, galiu paslėpti, sakykime, tą puslapį, galiu jį ištrinti iš viso, ant 3 mygtukų atsiranda vienoks meniu punktas, ant kitų atsiranda arba trinti, arba duplikatą daryti, tai aš šiuo atveju galiu ištrinti ir jau ištrinęs. Toliau yra kitas puslapis ir jau yra nuotrauka ir jau yra rašomas tekstas. Tai nuotrauką, žinoma, mes galime pakeisti, tai pasižiūrėkime, kairėje pusėje mes turime įvairių pasirinkimų, na ir jeigu norime tekstą redaguoti, tai mes galime teksto mygtuką rinktis, jeigu mes norime kažkokių tai figūrų ar dar ko nors, iliustracijų, ikonų ir panašiai, tai mes galime pasirinkti šitą mygtuką. Toliau yra interaktyvūs elementai. Interaktyvūs elementai yra ten, kur mes galime paspausti ir kažkur tai nukeliauti. Tai dabar šiek tiek biškeliuką vėliau aš jums parodysiu tuos interaktyvius mygtukus. Na ir čia yra apklausoms daryti, tai kaip matote labai nedaug yra tų pasirinkimų, nes čia jau yra premium planas ir jau jūs nebegalėtumėte įdėti. Toliau dar galime vėlgi įterpti visokių papildomų įskiepių, sakykime, ir turėti dar įdomesnės, interaktyvesnės tas savo skaidrės. Na ir priejau prie to, kad galime, kalbėjau apie nuotrauką, tai galime įsikelti savo nuotrauką, tai būtent per čia. Dabar mes galime arba iš URL, arba iš savo kompiuterio, aš šiuo atveju iš kompiuterio įkelsiu nuotrauką. Na ir turiu tą nuotrauką ir
aš ją tiesiog galėčiau įkelti ir galėčiau turėti. Arba va čia irgi vilkimo būdu, arba tokiu būdu. Jeigu nepatiko, aš galiu ją ištrinti ir turėti. Aišku, šitą nuotrauką tada jau reikėtų ištrinti ir į šitą nuotrauką įdėti, sakykime, jau tą kitą nuotrauką. Tai tokiu būdu jau įkėliau nuotrauką ir turėčiau. Aišku, čia šitoj vietoj tiktų, kad ji būtų ne į ilgį platesnė, bet į aukštesnė. Taip, na ir dabar parodau mygtukų įkėlimą. Čia dar paliko fonas ir paliko puslapiai. Tai jeigu norėtumėt keisti foną, galime pasirinkti, ką jūs norite kuom pakeisti. Čia tų fonų yra ir galėtumėte pasižiūrėti. Na, o aš grįžtu į interaktyvius mygtukus ir pabandysime sukurti interaktyvų mygtuką. Tarkime, ant šitos nuotraukos aš noriu sukurti langą, kad ant jos paspaudus dar atsidarytų kažkokia papildoma informacija. Tai va būtent, kada užeinu ant objekto, yra pažymėtas pirštelis ir paspaudus ant to pirštelio yra galimybė kurti interaktyvų veiksmą. Tai va čia atsidarys langas, prisideda langas, tame lanke mes galėsime tvarkyti ir dabar žiūrėkime, kokį langą mes norime. Mes galime tik tai, kad tekstas būtų, mes galime su nuotrauka čia, mes galime tokį įterpti, mes galime viršui, kad būtų, arba visai tuščia. Tai aš dabar renkuosi patį pirmą, kad būtų, man jis tinka, naudoju šabloną ir dabar jau belieka tik tais parašyti savo tekstus, kur reikia. Jeigu kažko tai nereikia, tai galime ištrinti. Čia, kaip matote, galime naudoti linką kažkur tai nukreipti. Tai, tarkime, į LRT norime nukreipti, tai pažymiu, tada yra linkas. Tada užrašau, kad čia yra lrt.lt, išsaugau ir čia turėsime, kad bus nukreipta į LRT. Viskas, kaip ir turim langas, sakykime, papildoma informacija ir tas, kas nereikalingas, dar sikelis sakau, kad galima ištrinti. Grįžtame iš lango, čia sukūrėme lango mygtuką. Na, jeigu norėtume, kad būtų dar kažkoks mygtukas, tai galime tiesiog prisidėti ikonų. Va čia galime pasižiūrėti kažkokių tai daugiau ir tinka, norim dar kažkokios ikonos, galime atsinešti ją, susimažinti ir vėl spausti pirštelę. Ir dabar yra tooltip, tai šitoj vietoje atsiranda tik tai langelis, kuriame parašome kažkokią tai informaciją ir įsaugom. Aišku, būtų galima pasirinkti, kad būtų galima ir nuotrauką įdėti, ir vėlgi nuorodą įklijuoti, vaizdo įrašą. Tai čia jau kaip greičiau, sakykime, kad neužsitęstų, rodau, ką galime padaryti. Toliau važiuoju prie kito puslapio ir kitame puslapyje dar noriu, čia matau, kad ant nuotraukos jau yra sukurtas, tai dabar noriu dar sukurti, sakykime, kažkokį tai, va, turim kačiuką ir ant to kačiuko norime sukurti, audio gal nekurkim, sukurkime linką į išorinį dokumentą. Tai va čia galime parašyti https // vėl tas pats lrt.lt irgi save, tai čia padarysime nuorodą, kad nukeliautų kažkur tai kitur. Na ir taip panašiai galime sukurti nuorodas į kitus puslapius. Tai tų interaktyvių mygtukų mes galime prisidaryti daug, ant kažkokio tai figūros ir panašiai, ant nuotraukos, ant teksto, ant visur. Na ir dabar kaip atrodys, pirmiausiai pasiskelbėme, kad tai yra public ir pritaikom viską ir turime jau
paskelbta. Turime pirmąjį puslapį, kaip ir sakiau, kad galime čia pradėti, galime čia keliauti tarp puslapių. Na ir čia ant nuotraukos buvo sukurtas, kad atsidarytų langas, jis ir sukurtas, čia yra nuoroda į LRT 1, aš ją buvau sukūręs, na ir čia vėlgi atsidaro langelis, o kitoje skaidrėje vėl ant katinuko yra. Šitas mygtukas parodo, kad kur yra mūsų mygtukai, interaktyvūs